Irklus saugot. Irklus saugo, šitą pusę pasaugo irklą. Oi, man kas daugiau. Jie skraidyti. O šiaip tai, čia nieko nematai, tik irkluoji. Tai jo? Kurie čia nori varyti? Per mažai rankų laiko laivą. Laiko? Ne čia mes pasiruošę kokią kalbą nieka ekspromtų. Tiesiog labai malonu matyti jūs atplaukusius. Sveikus gyvus, dar laukiam likusių. Iš karto nudžiuginsiu, kadangi tas oras labai jūriškas jūrų skautų toks. Laukia jūsų barščiai ir kakavas. Su spirgais. Nieko čia neplanavau, tiesiog man tai norisi išgirsti gal kokių, dabar norit įspūdžių greitai pasidalinti. Mes matėm vestuvės, kur nešėte foto. Mes galvojam paprašyti tų, kurie išvažiuoja, kurie paliekat įgulą savo pasidalins stipriausių įspūdžių kelionės. Tokiu būdu atgausit ir jūs irgi trupinėlių. Kas čia išvažiuoja, pakelkit ranką. Va. Malonu, kad nors kažkiek atkarpėlę išbandyt. Kas drąsiausias pradėti, vis tiek norėsim visų išgirsti. Mano tais tas įspūdis buvo tais ta jūra tenais, kur su daug akmenų, kur ką tik tenais mes labai buvo įdomu praplaukti. Olandai tik skryda. Sukam ratu tada. Man tai didžiausias įspūdis buvo pasikeitimas per šventąją nerį. Labai pasikeitė upė, viskas labai pasikeitė. Visas plaukimas, visa greitis ir manevravimas. Kas dar ką turi pridurti? Tiesiog po žodį. Emilijos. Duodam naujiem dar. Kas Čia išlipti. Nu, daug akmenų, bet man buvo iš čia labiausiai tas įstrigo, kur laivą teko kelti ir stumti ant sausumos, kad pasirodo įmanoma jį perstumti aštuoniese kažkaip ir pajuda. Tai gal toksai, kad vis dėlto visai jis aukštai, kilo aukštai ir toliai ėjo. Tai, ne. Įmanoma, labai nebėjau. Dar patiektas. Man irgi kad būtų patys atidėjo laivą iškelt tam, kad galėtume toliau plaukti. Tai sudėjus visų bendrai jėgas tam, kad reikia greitas. Čia pasidžiaugti galite. Aš gal patekot labai noriu, kad ačiū ėmėt mus sausumos skautus į tą tokį iššūkį nuotykį. Praplėtėm žinias, susipažinom su naujais žmonėm ir jo adrenalino gavom ir vietom neblogai, tai savo atsiminimų skrinę papildysim labai gražių dalykų. Ačiū jums visiems. Nežinau, man šiaip viskas labai ačiū, kad priėmėt mus. Man galbūt didžiausias įspūdis buvo, kad vanduo visai nešaltas. Ačiū Dievui. Teko lipti, visai šaltas. Nešlapas. Lengvus. Reikėtų pasakyti, kad žinokit, šitas patirtis gauna labai vienetų, ne tik jūrų skautų, bet apskritai žmonių, tokią klasę plaukiant ir tokius išgyvenimus patirti. Tai manau, kad jau čia, žinot, bent jau bazinį jūrų skautų programos dalį tikrai atsiskaitot. Tai... Aš manau, vandens įgūdį mes pasikėlėm neblogai ir mintimis visą etapą tikrai, bent jau aš tikrai pagalvosiu, ten jums tų gero vėjo ir spindulėlių to vietų, tegu pas mane į daržą, tegu ateina. Ir, žodžiu,
Ir pagalvok apie uniformos keitimą. Tikrai taip. Nespausti. Ne, pažiūrėk, sausumos lygiai gražių uniformą. Naujas modelis. O šiaip, kad jūsų atsiminimas niekur nedingtų, tai žinokit, tik balandžiai tik dabar atnešė dienoraščius, kuriuos jie tęs pildyti, o kas išvyksta O buvo taip. atsiminimus turite įrašyti. Plaukiam dabar po tiltu. Nežinau, ar paskutinis mano Kas įrašas. išeina įsirašyti. Ir čia ir tęsti. Ačiū. Tai žiūrėkit, iš karto tada tie, kas buvo tose įgulose, labai prašom neišvažiuoti tol, kol neįrašėt savo kažkokių tai prisiminimų arba ko, nes mes tai tą knygą Iš abiejų pusių. Ir palikti vadai. Ir kol nepavalgėt barščių. Dar kas pas ką nors tokių yra stiprių įspūdžių? Aš galiu pasakyti. Galite. Gal mes ir pirmieji, kurie prie Karmėlavos paburiavom, iškėlėm būrę netgi, plaukėjom. Jo, mes su štakseliu pabandėm buriuoti Nery, išsigandom biškį akmenų, bet Porą akmenų net nepaglostam su irklais. Paaiškėjo, kad su būrė gali prieš srovę paeiti visai nesunkiai. Būrė. Nu, man tai labai su nostalgija žiūriu šitą kelionę, nes 16-ais teko praplaukti nuo Kauno. 22-ais nuo Rusnės iki Nidos ir Klaipėdos. Tai biškį pavydas, bet nu viskas būna gyvenime ir kitiems galima leisti išbandyti. jis turi gebėti plaukti į priekį ir galės. Dar čia, žiūrėk, permes per... Paskutinį! Sulauk! Jie pirmą dieną kad ką Savo daiktus. Susiruošėm irklus. Žiūrėk, viskas. Gero vėjo! Vėjo, vėjo. Saulės, saulės. Gero vėjo! per ilgai čia.